Sveiki gyvi, su jumis svarbiausių krepšinio aktualijų apžvalga. Kviečiame žiūrėti. Šį kartą laidą pradėsime nuo Vilniaus Vilkų, kurie pratęsė pergalių seriją Europos taurėje ir 88-83 nugalėjo Trento Dolomidinį ir Gėgyvą. Įskaičiuojant kovas Lietuvos krepšinio lygoje, Vilkai pasiekė jau 7. pergalę. Paeiliui Europos taurėje tai buvo 5. laimėjimas iš eilės. Jau po pirmo kėlinio Vilkai įgijo dviženklę persvarą, tačiau po antrojo kėlinio rungtynėse jau pirmavo svečiai. Jie pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą. Tačiau Vilkai atsitiesė po ilgosios pertraukos. Šeimininkai jau antrąją, trečiojo kėlinio minutę rezultatą išlygino, o prieš ketvirtą kėlinį pirmavo 2 taškais. Likus 5 minutėms buvęs Vilkų žaidėjas Eigardas Žukauskas priartino savo ekipą iki minimalaus atstumo, tačiau rungtynes ramiau pabaigę Vilkai įsirašė dar vieną pergalę. Žukauskas pralaimėjusiems surinko 21 tašką ir 21 naudingumo balą. Na, o nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Andrew Andrewsas, per 27 minutės pelnęs 23 taškus ir pakartojęs asmeninį rekordą Europos taurėje. Jis šioje dvikovoje realizavo 6 tolimus metimus. Kitas rungtynes Vilkai Europos taurėje žais lapkričio 29-ąją su Podgoricos Budažnojus. Tuo metu Panevėžio Lietkabelio krepšininkai vienu metu rungtynėse Rumunijoje atsiliko net 27 taškais, tačiau parodė kovotojų charakterį, bet vis tiek pralaimėjo. Klužo ekipai buvo nusileista rezultatu 93-100. Ketvirtajame kėlinyje Nedočenko auklėtiniai pelnė net 42 taškus ir pagerino Europos taurės rezultatyvumo per vieną kėlinį rekordą. Tačiau vis tiek to panevėžiečiams nepakako. Dar vieną įspūdingą pasirodymą Europos taurėje surengė Mantas Ruštavičius, kuris per 27 minutės pelnė 25 taškus, atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir baigė dvikovą su 27 naudingumo balais. Tuo metu varžovų gretose rezultatyviausiai žaidė Xavieras Simpsonas, kuris atseikėjo net 32 taškus ir dvikovą baigė su 34 naudingumo balais. Dabar keliamės į Vengriją, kur savo čempionų lygos dvikovą žaidė Ryto ekipa. Po dramatiškos ir atkaklios kovos sostinės klubas šventė dar vieną jau 3-ąją sezono pergalę čempionų lygoje, rezultatu 82-72. Paskutiniais minutės pradžioje Rytas turėjo trapų pranašumą, tačiau jį greitai ištirpdė varžovai, pataikė baudas. Tiek šeimininkai, tiek svečiai turėjo realių šansų paskutinėmis akimirkomis išplėšti pergalę, tačiau teko perskelti į pratęsimą. Naujo pradžioje Rytas atseikėjo varžovams keletą taiklių metimų be atsako ir galiausiai iškovojo sunkią pergalę. Net 2 Ryto krepšininkai šioje dvikovoje pasižymėjo dvigubais dubliais. Stevenas Idokas pelnė 18 taškų ir atkovojo 10 kamuolių, Gytis Radzevičius atseikėjo 16 ir 10 kamuolių. Vilniečiai sutikrino vietą įkrintamosiose varžybose, na, o kitą mėnesį laukia kova dėl pirmosios vietos ir tiesioginio kelialapio į kitą etapą. Tiesa, prieš tai Vilniečių dar laukia labai svarbus sostinės derbis, apie kurį pakalbėsime kitoje laidoje. O dabar keliaujame į Eurolygos dvigubą savaitę. Kauniečiai trečiadienio vakarą išbandė jėgas su lygos debiutantais Paris Basketball krepšininkais ir jiems pralaimėjo 77-83. Tai buvo antroji kauniečių nesėkmė iš eilės ir trečioji iš viso. Šiose rungtynėse savo pirmaisiais taškais Eurolygoje pasižymėjo skambusis naujokas iš NBA Lonnie Walkeris. Pastarasis pralaimėjusiems pelnė 8 taškus. Tiek pat surinko ir Metas Mitchellas ir Silvainas Francisco. Na, o žalgiriečių rezultatyviausias buvo Ignas Brazdeikis, pelnęs 15 taškų. Jis taip pat perėmė 3 kamuolius. Arnas Butkevičius buvo per atkovotą kamuolį nuo dvigubo dublio. Jo kraityje 12 taškų ir 9 kamuoliai. Kauniečiai šioje dvikovoje nesugebėjo sulaikyti Paris Basketball komandos mažiuko Tiši Šolco, kuris pelnė 21 tašką ir padėjo savo komandai iškovoti dar vieną pergalę. Nors kauniečiai rodė kovingumą ir bandė rungtynių pabaigoje sukurti dar vieną stebuklą, tačiau laiko buvo per mažai ir kauniečiai nuleista galva grįžo į Kauną, kur laukė dar vienos dvigubos savaitės rungtynės, į kurias ir keliamės. Kauniečiai rungtynes su Stambulo Fenerbahčės komanda pradėjo sėkmingai ir turėjo 7 taškų pranašumą. Tačiau tuomet Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai smogė įspūdingą atkarpą 29-5. Po Marko Kuduričiaus taiklių baudos metimų Fenerbahčė pirmavo jau 17 taškų skirtumo. Kauniečiai nepalūžo ir trečiajame kėlinyje pademonstravo visai kitą veidą. Kėlinį kauniečiai laimėjo 21-9. Paskutinėme kėlinyje šeimininkai priartėjo iki 3 taškų. Kauniečiai turėjo paskutinį šansą išplėšti pratęsimą, tačiau Silvainas Francisco nepataikė lemtingo tritaškio ir kauniečiai patyrė pirmąjį pralaimėjimą šį sezoną namuose 65-72.
Tai ketvirtoji kauniečių nesėkmė iš viso, bet to kauniečiai pralaimėjo 3 kartą paeiliui. Kitą savaitę žalgiriečiai nesėkmių seriją bandys nutraukti dvikovoje su Eurolygos čempionu Atėnų Panathinaikos klubu. O aš su jumis atsisveikinu. Šiandien tiek. Iki.